Sveiki, mano brangūs žiūrovai ir mėgstamiausi prenumeratoriai. Kažkas blogo nutiko su K-pop demonų medžiotojais. Žiūrėkite vaizdo įrašą. Tai tikras Huntrix lėktuvas, skrendantis kažkur aplinkui ir pažiūrėkite, kas bus toliau. Oho, ar matėte, tai vaikinai, jis nukrito kažkur tame apleistame miške, todėl šimtai K-pop demonų medžiotojų yra pavojuje, arba jie gali būti mirę, turime viską ištirti. Aleksai ir Arčiai, jūs turite surasti šį K-pop demonų medžiotojų sudužusį lėktuvą, nedelsiant. Eikite, turite tai padaryti dabar pat. Pirmin, eikite. Turime juos paimti. Turime išsiaiškinti, ar Huntrix vis dar gyvas. Palaukite manęs. Taip, ateik greičiau. Galbūt jiems reikia pagalbos. Ar matei, kad tai atrodo kaip klastotė? Negaliu patikėti, kad tai tikra. Tai ne klastotė, regionas tikras. Lėktuvas buvo pataikytas raketomis. Tai neįmanoma. Huntrix net neturi lėktuvo. Jie neturi lėktuvo. Jie turi. Ir jie turi milžinišką lėktuvą, kuris vis tiek buvo pataikytas raketomis. Arti. Turime paskubėti padėti Huntrix merginoms. Jos gali būti pavojuje. Tad eime. O dieve, šitas vaikinas kliedė. Ar manote, kad tie patys vaikinai? Parašykite komentaruose. Aš tuo netikiu. Tad vis tiek einam. Aleksai, ar turėtume pasakyti Slavai, kad nieko neradai? Ką? Ne, Arti, tai rimta. Turime padėti Huntrix. Aš nenoriu niekur eiti. Tu nenori? Ne, mes privalome. Arti, tu esi kvailas. Aš kvailas? Viskas yra netikra. Tu norėjai surasti netikrą biolėktuvą su kažkokiu Huntrix? Kelkis, turime paskubėti. Jie pavojuje. Eime, kvailas Arti, Slavui nepatiks, jei jų nerasi. Aleksai, baikime tas kvailas paieškas. Viskas yra netikra, mes nieko nerasime. Aš netikėjau, kad jie ką nors ras, vyrai. Arti, ne, mes turime padėti Huntrix. Arti, kas tai? Ką? Patikrinkime tai. Yra rožinė. Taip, tai yra. Oho, pažiūrėk į tai. VIP Huntrix. Dabar tiki? Tai tikra. Tai nukrito iš dangaus, iš lėktuvo. Ne, čia tiesiog kažkoks kvailas gerbėjas tai numetė, nesidomėk tuo. Kvaila. Grįžk namo, žmogau. Dabar tik švaistome laiką. Aš 100% tikiu Slavu. Turime tęsti. Eik, Arti, eik! Šitas vaikinas išprotėjęs! Arti, Huntrix mūsų laukia. Gerai. Kvailas Arti, paleisk. Yra tiek daug sniego, o lėktuvas turbūt užverstas sniegu, todėl juos dar sunkiau rasti. Todėl mes turėtumėm palikti šią vietą, Aleksai. Ne, Arti! Pažiūrėk ten. Kas ten yra? Atrodo, kad tai lėktuvo dalis. Atrodo, kad tai šlamšto gabalas. Eime patikrinti. Pažiūrėk, kas čia parašyta. Aviakompanija. Taigi čia yra dalis lėktuvo. Pažiūrėk, viskas čia violetinė. Tai Huntrix iš K-pop demonų medžiotojų spalva. Galbūt taip ir yra, bet nesu tikras. Vaikinai, jei taip manote, parašykite savo nuomonę komentaruose. Prašau patikrinti. Kas jis sunkus. Labai sunkus. Ateik čia, einam. Pažiūrėk čia. Demonų medžiotojai. O, dabar pradedu tikėti. Huntrix mirė? Bet o jeigu jiems pavyko išgyventi, o jei jie vis dar gyvi ir jiems reikia mūsų pagalbos? Nemaniau, kad įmanoma išgyventi lėktuvo katastrofą. Bet gerai, tęskite paieškas. Merginos, prašau, palaukite mūsų. Mes ateiname. Arti, palauk manęs. Ateik, greičiau.
Taip, kažkur aplink turi būti išsibarščiusių kitų lėktuvo dalių. Ieškokite užuominų. Jaukis kūstis! Radau kažką, ateik čia! Tikrai? Taip. Žiūrėk, čia Huntrix. Kas tai yra, Aleksai? Tai yra, o dieve, tai mano svajonės išsipildymas. Arti, nejaugi nežinai, kas tai yra. Ne, kas tai yra? Tai yra 100% tikras, pats populiariausias, garsiausias Huntrix gerbėjų lazdelė. Ja gali mojuoti taip koncertuose. Taip, jie mojavo lygiai taip pat prieš iPlane katastrofą, prašydami pagalbos. Liaukis, duok man, galbūt jie laukia pagalbos, todėl turime juos surasti dabar pat. Ne, už ką, žmogau, jau per vėlu. Niekada nevėlu. Huntrix, mes ateiname. Ei, Aleksai, Taip. matai nuvirtusi medį? Taip. Ir dar vienas. Aha, Dabar matau paveikslėlį ten. Lėktuvas nukrito kažkur ten. tu teisus. Tai turbūt Huntrixo lėktuvo sudužimo vieta. Nustok verkti, galbūt galime kam nors padėti. Taip, tu teisus. Eime, gal eikime palei medį aukštyn ir pažiūrėkime, kas ten yra. O, gera idėja. Sek mūsų operatorių. Einam, vaikinai, einam. Oho, kokie šaunus judesiai. Aiškiai matau keletą violetinių detalių. Sakei, violetinių? Taip. Jeigu tai violetiniai, tai turi būti susijęs su K-pop demonų medžiotojomis. Išsiaiškinkime. Aleksai, ateik. Oho. Bet ar tai sparnas? Huntrix, pažiūrėk įdėmės. Viskas surūdyja ir padengta apdegimo žymėmis. Taigi visi šie įkalčiai reiškia, kad kažkas įvyko skrydžio metu. Galbūt jis sprogo, arba, nežinau, kilo kokia nors elektros problema ir jis užsidegė ant žemės. Ką manai? Tai akivaizdu, žmogau. Ar matei tą vaizdą įrašą? Staff mums parodė, kad kažkas užpuolė iPlane. Kas tai padarė? Saja Boys? Ką? Šitie kvaili berniukai? Ne, paklauskime vaikinų. Parašykite komentaruose, kas nutiko Huntrix lėktuve. Oleks, žiūrėk, kažkokia skylė sniege. Turime išsiaiškinti, kas ten yra. Mačiau tik tavo skylę. Radau! Žiūrėkite, vaikinai. Aš sakiau jums, kad Saga Boys susijęs su lėktuvo katastrofa. Tai yra Saga Boys šviesos lazdelė. Tokia pati kaip tavo, tik Saja Boys. Saja Boys, tai reiškia, kad tu buvai teisus. Jie puola Huntrix lėktuvą. Aš jų taip nekenčiu. Tokie berniukai yra patys blogiausi. Aleksai, nesvarbu, ar tu jų nekenti ar ne. Huntrix lėktuvas sudužo ir jų nebėra. Ne, mes dar neradome jokių įrodymų, kad Huntrix yra mirę. Jie vis dar gali būti gyvi ir jiems gali reikėti mūsų pagalbos. Todėl arti, eikime. Man gan šito vaikilo atitikams sėk laiko šmaistymas. Eikime. Neturime kitos išeities. Eikime šiuo keliu. Taip, judim kūną. Ar palėtai mano užpakalį? Ne, judėk. Jaukis, turime surasti Huntrix. Arti, žiūrėk. Tai yra sėdynės, lėktuvo sėdynės. Atrodo, kad jos buvo nuplėštos nuo lėktuvo. Taip, filnu, Aleksai, bet ar tikrai tai iš Huntrix lėktuvo? Na, ar manai, kad miške yra daug sudužusių lėktuvų? Bežė, žiūrėk, kas yra. Pažiūrėkime, kas tai. O, pažiūrėk, Arti, tai beprotiška. Vadinasi, tai Miros sėdynė. Vaikinai, ar žinojate, kad Slavas įsižiūrėjęs į Mirą? Tikrai? Taip, jis sako, kad ji jam labiausiai patinka. O, gerai, bet tai blogai, bet jos nebėra. Taip.
Ne, o aš labiausiai mėgstu Rumi. Ji mano mėgstamiausia. Man ji labai patinka. Jos irgi nebėra. Negali būti. Dar neįrodyta. Gal ji gyva? Ir vaikinai, parašykite komentaruose, kuri Huntrix mergina jums labiausiai patinka. Taigi, ir paskutinė Rumi, taigi galime manyti, kad Huntrix merginos sėdėjo tame sudužusiame lėktuve. Jo čia sėdėjo? Galbūt ant sėdinių dar buvo likęs jų kvapas. Aleksai, gali uostyti, ką tik nori, nes aš išeinu. Ką? Nes mūsų tyrimas baigtas. Kažkas pataikė į lėktuvą raketomis? Viso gero, Aleksai, viso. Visa. Ne, kur tu eini? Kas tai buvo? Aš jaučiu kažką po sniegu. Ne, vyrai, pažiūrėkite, koks tai didžiulis ir aukštas. Tai Huntrix ginklas, bet neprisimenu, kam jis priklauso. Zojai ar Rumi? Vyrai, parašykite komentaruose, kieno tai ginklas. Šiaip ar taip, pažiūrėkite, koks šaunus šis ginklas. Jis toks mirtinai aštrus. O, Arti, pažiūrėk, radau ginklą. Jis rado ginklą? O, nes aš taip pat radau ginklą. Tu irgi radai? Taip. Tai kažkoks kardas. Vaikinai, aš žinote, kieno čia yra šitas? Nes aš nežinau, parašykite komentaruose. Gerai, Aleksai, aš einu pas tave. Tavo sielai. Ką? O, Aleksai, kokių įrodymų tau reikia iš mūsų? Mes radome ginklus iš Huntrixo sudužusio lėktuvo. Taip, tu teisus, bet vis tiek turime rasti lemiamą įkaltį. Ką? Skrydžio registratorius iš sudužusio lėktuvo. Kitaip Slavui nepatikės mumis. Beje, jis visada ieško juodosios dėžės skrydžio registratoriaus. Iš tikrųjų, tai logiška. Po lėktuvo katastrofos turime surasti skrydžio registratorių. Suraskime jį. Taip! Rumi, ateinu tavęs pasiimti. O, vaikinai, pažiūrėkite. Ten yra suknelė. Aleksai, pažiūrėk. Tai tikrai atrodo kaip Huntrix suknelė. Ranką šalin. Violetinė. Taip, tai violetinė. Tai Rumi vakarinė suknelė. O, ji tokia nuostabi. Ji tokia šauni. Bet, Aleksai, iš tikrųjų, tai vis dar nepakanka įrodymų. Pažiūrėk į skylę. Matau kažką viduje. O, Aleksai, pažiūrėk. Kažkas metalinio? Būk atsargus. Padėk man. Man nesvarbu, ką radai, Arti. Aš radau Rumi suknelę ir man ji labai patinka. Labai ačiū. Tu beprotis, Aleksai, nes aš radau dar vieną sudužusio Huntrix lėktuvo įrodymą. Pažiūrėk. Ir kas tai? Aš vis dar nežinau. Gal jūs žinote? Ištraukime tai iš sniego. Tai yra metalas. Tai violetinės spalvos. Taigi, tai tikrai yra sudužusio lėktuvo dalis. Bet kurio? Žiūrėk, tai akivaizdžiai skirta orui. Galbūt kažkas susijusio su kūru? Ką tu sakai? Iš tikrųjų nežinau, bet Slav tikrai pasakytų, kad tai yra variklio dalis. Tu teisus. Tai atrodo kaip variklis. Taigi, atrodo, kad Huntrix turėjo privatų lėktuvą, o ne didelį lėktuvą. Todėl variklis toks mažas. Taip, tu teisus. Tai logiška. Ir tai taip pat reiškia, kad mes einame teisinga kryptimi, kad surastume skrydžio registratorių. O tai tęskime paieškas ir suraskime jį. Taip. Eikime. Aleksai, žiūrėk, vėl kai kurie violetiniai gabalėliai. Taip. Kas tai? Atrodo lyg. Irgi variklio dalis. O, taip. Ir dar viena. Dar viena? Taip. Keipopas. Visur yra laidų. Šis metalinis daiktas atrodo keistai. Niekada anksčiau nemačiau nieko panašaus. Bet aš mačiau. Su Slavu. Taip. Per mūsų nuotykius matėme kažką panašaus. Tai yra skaitmeninis skrydžio registratorius. O, tikrai? Naudodami laidus,
galime prijungti jį prie savo įrenginių ir pagaliau suprasti, kas čia įvyko. O, tai šaunu. Galime gražinti tai Slavui ir tada pažiūrėti, kas ten viduje. Gerai, gera idėja, einam. Ei, Slav, pabusk, mes sužinojome, kas vyksta. Pažiūrėk, ką radau, tai Rumio suknelė. O čia yra juodoji dėžė. O, skaitmeninis skrydžio registratorius. O suknelė? Taip, vakarinė suknelė. Tiesiog kvepia violetinė, kvepia prakaitu. Tu nesupranti. Kas su tavimi negerai? Tau patinka tas kvapas? O, iš tikrųjų, čia siaubingai smirda, kaip kokiame ūkyje ar panašiai. O, Dieve. O, čia yra skaitmeninis skrydžio registratorius? Taip, panašu, kad taip. Gerai padirbėta. Šaunu. Skaitmeniniai skrydžio registratoriai įrašo tik garsą. Mes negalime matyti vaizdo, nes taip veikia skrydžio registratoriai. Tačiau mes galime girdėti, apie ką Huntrix kalbėjo prieš lėktuvo katastrofą. Taigi pažiūrėkime, kas yra K-pop demono Huntrix lėktuvo juodojoje dėžėje. Taigi, vaikinai, tai labai sunku, nes laidai yra pažeisti. Bet aš viską sujungiau ir dabar mano telefonas mato K-pop lėktuvo juodąją dėžę. Taigi galime paleisti paskutinį garso įrašą, kuris buvo įrašytas tame skaitmeninėme lėktuvo įrašymo įrenginyje. Ar esi pasiruošęs atskleisti tiesą apie K-pop lėktuvo sekimą? Aš tikrai išprotėjęs, aš visada pasiruošęs dėl tavęs. Aš jau žinau tiesą. Niekas neišgyveno. Galbūt, gal tu teisus, Artis, bet vis tiek atėjo laikas atskleisti visas paslaptis. Paleiskime paskutinį įrašą. O Dieve, merginos, tarsi tobula reaktyvinis lėktuvas ir tobulas skrydis. Gerai, lėktuvo būklė atrodo normali. Taip. Bet čia merginas balsas, tiesa? Taip, girdžiu Rumi. Taip, aš irgi ją girdėjau. Gerai, klausykime toliau. Taip, bet man tikrai labai reikia į tualetą. Tikrai stipriai, dideliam reikalui. Palauk, ką? Vienas iš jų nusprendė eiti į tualetą? Ką? Aš žinau, gerai, klausykime toliau. O Dieve mano. Čia tavo Rumi? Tai tikrai Rumi. Prasukime truputį, gerai? Nes neturėtume klausytis tokių dalykų iš tualeto, gerai? Rumi, išeik dabar pat. Radare matyti raketos. Radaras aptiko raketas. Taip, taigi tame vaizdo įraše sakyta tiesa. Taip, kažkas juos užpuolė. Ar turi kokių nors įrodymų, kas tai padarė? O, taip, tai buvo Saga Boys. Saga Boys užpuolė Huntrixo lėktuvą. Jie paleido į juos raketas. Gerai, kas vyksta toliau? Turime evakuotis, turime išeiti tuoj pat. Eime. Baigtų! Ne už ką! Raketos! Tai tikrai pataikė į lėktuvą! Ar jie išgyveno? Kas bus toliau? Gerai. Lėktuvas krenta. Ką darome? Parašiutas. Taip, sudūžta. Pažiūrėk. Taip. Taip, dabar šok. Oi. Taip, jie panaudojo parašiutą. Klausykime toliau. O Dieve, tai buvo beprotiška. Visi sveiki? Taip, jie išgyveno. Viskas gerai. Lėktuvas sudužo. Taip, jis visiškai sudužo dėl Saga Boys raketų, bet jie išgyveno. Jie panaudojo parašiutą ir viskas buvo gerai. Gerai, tad paklausykime paskutinės dalies. Taip, visi sveiki. Na, eikime į koncertą. Kuria kryptimi? Ten. Taip, puiku. Jie planuoja koncertą. Palauk, ką? Bet man tikrai vėl reikia eiti į tualetą. Gerai, pamirškime tai. Taip, mums nerūpi K-pop demonų medžiotojai ir tualetai. Tiesiog pamiršk tai. Gerai, taigi, dabar problema išspręsta. Tyrimas baigtas. Šaunuoliai vaikinai, kad radote lėktuvo balso registratorių. Šitas daiktas nepalieka jokių paslapčių. Taigi dabar žinome, kad Huntrix yra saugus, o Saga Boys yra tikroji grėsmė. Šaunuoliai vaikinai. Bet kokiu atveju, tikiuosi, jums patiko tas vaizdo įrašas, o dabar prašau tik užsiprenumeruoti mūsų kanalą. Tai mums labai svarbu, nes kursime vis daugiau įdomaus ir labai neįprasto turinio. Todėl prašome užsiprenumeruoti Slavo komandos kanalą. Iš tikrųjų, mano vardas yra Slavas ir tai yra mano komanda. Ačiū, kad žiūrėjote. Viso gero. Aš grąžinsiu šią suknelę Rumi.